Iššūkis laikysenai. Kam jis skirtas ir ką čia rasite? Tai šios mankštos labiausiai tiks žmonėms, kurie daug laiko praleidžia sėdint, pavyzdžiui, jeigu dirbate prie kompiuterio ar dokumentų, ar daug laiko žiūrite į telefoną. Tai kūnas atitinkamai ir turi tokias problemas, kaip daug išsirietęs jausmuo ir atsikišęs pilvas, nugaros kuprelė, galva pasivirusi prieki ir visą tai papildomai sukelia juosmens ir kaklo įtampą. Ir jums gali atrodyti, kad čia tiek daug skirtingų problemų įvardinau ir kaip čia viskas visiems tiks. Bet iš tikrųjų čia yra tiesiog visos problemos, kurios susijusios viena su kita, nes visos jas įtakoja mūsų stuburo poziciją ir atskirai jas spręsti yra tiesiog beprasmiška. Tai yra, jeigu jūsų galva yra pasivirusi prieki, tai kadangi visas stuburas yra viena sistema, atitinkamai bus problema ir su juosmeninė dalimi, nes kūnas tiesiog kompensuos disbalansą. Todėl turime dirbti kartu su visomis stuburos dalimis, kaklu, juosmenimi, krūtininė dalimi, kad turėtume tiesų stuburą ir gerą laikyseną. Tai keliaujam į iššūkį, ką čia rasite. Tai čia bus 3 paskaitos ir jau tokį trumpą įvadą papasakojau, bet norint tikrai turėti geresnę laikyseną, būtina suprasti, kaip veikia mūsų kūnas ir kodėl, kokius pratimus mes pasirenkame, kaip įtakoja mūsų sėdima ar gulima padėtis ir panašiai. Būtent tam ir yra šios paskaitos, juose mes mokinsimės, kas įtakoja laikyseną ir kaip tai keisti. Išmoksime apie stuburą ir kaip jį kontroliuoti, bei kadangi labai daug merginų rašė, kad turi našlės kuprelę vadinamą, tai yra galva pasvirusi į priekį ir atsikišęs kaklo slankstelis, kas per ilgą laiką gali išaugti tokią nelabai gražią kaklo kuprelę. Atskirai apie tai bus paskaita ir specialūs pratimai, kurie padės ypač šiai problemai. Ir kadangi išmoksime anatomiškai, kas vyksta, jūs turėsite tikrai gerus rezultatus iš karto tai pritaikius, esu to užtikrintas, nes turiu daug puikių atsiliepimų apie tai. Ir keliaujam toliau, tai čia bus 28 skirtingos mankštos po maždaug 15 minučių. Rekomenduoju susikaupti, priimti šitą iššūkį ir jas atlikti iš eilės per tas 28 dienas. Taip turėsite geriausią ir greičiausią rezultatą. Bet jeigu jūs turėsite poilsio dienas, nežinau, ar susirgat, ar negalite tiesiog kasdien atlikti, tai tikrai nieko tokio. Svarbiausia, kaip ir visose iššūkiuose, tiesiog, kad pasirinktumėte struktūrą, kaip jas atliksite ir tai tęstumėte. Pavyzdžiui, jeigu sportuosite kas antrą dieną, tai viskas yra gerai, tiesiog pasirenkat tokį savo iššūkį ir tai tęsiam. Mankštos bus įveikomas tikrai visiems, nors bus ir visai sunkių pratimų, kur reikės pasistengti. Čia mes taikysim tempimo ir mobilumo, raumenų aktyvacijos ir jėgos pratimus efektyviausiam rezultatui. O svarbiausia, kad po iššūkio jūs būsit ir teoriškai išmokę apie laikyseną ir praktiškai mokėsite daug pratimų, kuriuos galėsit tęsti toliau savarankiškai bet kada, ar tai darbo pertraukėlės metu, ar savo ryto mankštoje. Tai neabejoju, kad jūsų gyvenimas taps kokybiškesnis po šio iššūkio ir pagerės laikysena. Tai sėkmės jums ir gero iššūkio.